Lietuvoje turime ne tik masinės imigracijos problemą, bet ir problemą su asmenimis, kurie pripažinti keliantis grėsmę nacionaliniam arba viešajam saugumui, kuriems panaikinti leidimai gyventi Lietuvoje, bet jie vis dar čia, tarp mūsų, neišsiųsti iš šalies. Visai neseniai buvo paskelbta statistika pirmiausia apie grėsmę keliančius asmenis ir jau ji yra įspūdinga. Daugiau negu 1700 asmenų ir absoliuti dauguma jų Baltarusijos piliečiai buvo Valstybės saugumo departamento pripažinti keliantys grėsmę nacionaliniam saugumui ir todėl naikinami jų leidimai gyventi Lietuvoje. Migracijos departamentas atkreipė dėmesį, kad metais anksčiau tokių žmonių buvo tik apie 600, bet aš atkreipčiau dėmesį, kad dar metais anksčiau tokių žmonių buvo beveik 1500. Taigi šis skaičius kiekvienais metais pakankamai didelis, o per keletą metų susidarė jau keli tūkstančiai žmonių, kurie buvo įleisti į Lietuvą per pirminį patikrinimą. Grėsmė nebuvo pripažinti, tačiau po to vis dėlto mūsų saugumo tarnybos įvertino juos kaip keliančius grėsmę ir sako, kad iš Lietuvos jie turi būti išsiųsti. Bet ne visada pavyksta. Kita statistika, į kurią žiniasklaida dėmesį regis dar neatkreipė, rodo, kad kasmet daugėja žmonių, kuriems panaikinti leidimai gyventi Lietuvoje, bet jie vis dar Lietuvoje gyvena tarp mūsų, tarnybos jų ar neranda, ar dėl kitų priežasčių neišsiunčia. Daugiausia tarp jų 1000 Baltarusijos piliečių, apie 600 Rusijos piliečių. Ir kiekvienais metais šitas skaičius auga ir kaupėsi, per pastarausius 5 metus dar nebuvo, kad jis nedidėtų. Taigi mes akivaizdžiai turim bėdą su pavojų keliančiais asmenimis, kurių nesugebam užtikrinti, kad išsiųstume iš šalies. Turime to pasirūpinti.